Dabar vienus kolegas pažįstu, kurie jau turi gerą įdirbį ir patirtį mišką sodinant. O yra kas mišką sodina pirmą kartą? Tai gerai. Tai mes tada prie tie, kas mažiau turi patirties, paskirsim kolegas, kad prižiūrėtų. Mūsų prižiūrės. Taip. Ne, kontrolė, kai tas sakė, techninė kontrolė eina po to. Dar atvažiuoja kariuomenė, ateina kariškiai ir tuoj. Tai dar atvažiuoja? Dar atvažiuoja. Mes čia pagalvojom, kad didelis plotas, kad, sakom, pirmą nacionalinė miško sodinimo šventė, kad nevirstų paskutinė, sakom, nereikia išgąsdinti talkininko. Prie ženklo, prie lentos mūsų žyminčios šią datą, šią dieną. Ir dar kiek tai įmanoma galėčiau jūs parodyti visiems vaikam, mūsų jauniem talkininkam, kaip sodinami medeliai. Yra daugiau mūsų žmonių specialistų, kurie galėtų parodyti ir pasakyti, kas čia įrankiai yra, su kuriais miškininkai dirba kartu. Na va taip pragrėžė, porą kartų prasukį, iškeli žemę, antrasis turi daigą, jį įdeda iki dugno, pakelia ir kojom eidamas užžeria, apspaudžia ir pasiruošia. Medelis turi būti vertikaliai stovėti. Negali medis stovėti taip, kaip pomidoras. Dabar turbūt dar kartą aš pasakysiu, tai mes sodinsim šiandien juodalksnio, 400 beržo, 100 liepos ir 100 ožekšnio. Ožekšnis bus sodinamas ant kalniuko tenai, jisai skirtas tokie krūmai, kad paukščiukam ateityje būtų kur pasislėpti. Tai viso apie 12 000 daigų nusiteikim šiandien pasodinti. Sodinam, liekam porą metrų. Ir čia sodinsim vadų žingsnius. Vadų žingsnius kelio dėkit. Norėdamas visiems padėkoti, pradėsim nuo kariuomenės, nes jie, kaip suprantu, jos spaudžia laikas, jie nori pietų miego. Tai va, dar kartą dėko ir dabar po simbolinės dovanėlės. Sodinam medelius, prieš tai buvo Čirgiauko miškas, buvo padaryta lenta, galbūt koliukas, dalis to miško buvo toks apymetas popiermis, iš kurio gamino šis popierius, ant kurios knygos. Taip, kurie vyresnėji? Po miego. Tai va, o visiems kitiems talkininkam, tai, nu ko, pradėsim nuo mažiausių turbūt.
Vaikai, prašom.